Visi sveiki prisijungę šį vakarą ir šiandien mes turim šiek tiek skirtingą temą ir turim naują veidą, naują transliacijos žmogų, teisės mokslų daktarę Ilmą Daubarienę, ne medicinos mokslų daktarę, bet teisės mokslų daktarę, bet mes šiandien kalbėsime apie atsparumą. Apie jį mes šnekėsim keletų kontekstų. Tai būtent vienas kontekstas yra mūsų kaip žmonių atsparumas, vieno žmogaus atsparumas, mūsų pačių atsparumas, ypatingai psichologinis atsparumas. Kitas kontekstas, kuris šiuo metu yra labai svarbus, tai organizacijų atsparumas. Ilma daugiau dirba su verslo organizacijom, ji yra vadybos ekspertė, rizikų ekspertė ir krizių valdymo ekspertė, bet mūsų šeimos irgi yra organizacijos, mūsų bendruomenės, mūsų miestai, kažkokios tai gyvenvietės ir galim sakyti, kažkuria prasme yra organizacijos. Mes šiandien šnekėsim daugiau apie tokių ūkio vienetų organizaciją. Ir mes kalbėsim apie darbuotojų ir vadovų atsparumą, kas irgi gali būti labai labai svarbu, nes nuo to priklauso ir kitų žmonių veikla, ir nuo to priklauso mūsų veiklos rezultatai, tai mes per šitą trumpą laiką paliesime visus šiuos aspektus. Ir tada aš kreipiuosi į Ilmą Daubarienę, kuri, kaip minėjau, yra specialistė ir vadybos, ir ekspertė rizikų valdymo srityje, ir to pačio organizacinio atsparumo srityje, krizių valdymo srityje. Gal tokio klausimo, kas yra atsparumas organizacijoje ir kodėl mes apie tai kalbam ir kodėl mūsų reikia klausytis. Bet kol mes klausysime Ilmos Daubarienės, aš noriu tiesiog pakviesti visus parašyti komentaruose, kas nėra susidūręs su jokiais iššūkiais atsparumo, kas jaučiasi, kad yra psichologiškai atsparus visose lygiuose, tiek asmeniniam lygyje, tiek kažkokiai darbiniai veikloj, o kas iš čia esančių žmonių yra susidūrę su kažkokiais tai iššūkiais ir arba asmeniniam gyvenime, arba darbiniai veikloje, arba su kitų žmonių atsparumo problemomis. Nes kas pavyzdžiui dirba kažkokioje tai organizacijoje, kur pati organizacija nėra atspari, arba jūs įtarėte, kad ji nėra atspari, arba jos vadovai yra neatsparūs, kviečiu parašyti komentaruose. Taigi, Ilma, kas yra organizacinis atsparumas ir dėl ko mes apie tai kalbam? Tai ačiū labai už kvietimą dalyvauti šitam pokalbį ir už tokį pristatymą išsamų. Tai tikiuosi girdžiuosi gerai ir tada atsakysiu, kad iš tikrųjų, kaip Julius minėjo, yra įvairios konstrukcijos ir jeigu žiūrėti ir tiek per individą, tiek per šeimą, per organizaciją, visuomenę, tai tų apibrėžimų atsparumo galima sutikti įvairių, bet kaip savybė, tai vis tik jungiantis veiksnys yra apie gebėjimą, apie teigiamą veikimą, ruošiantis iššūkiam arba po jų, kai yra siekiama išeiti sustiprėjus ir tai savybė, kuri yra pakankamai dinamiška ir tą atsparumą gali demonstruoti tiek organizacijos, tiek darbuotojai, tiek vadovai. Ir jis yra ta savybė, kuri paprastai turi būti stiprinama ir yra stiprinama, galima sakyti, nuolat. Ir jeigu pradėti nuo organizacijos atsparumo, tai kaip gebėjimui, vis tik su organizacija labiau tai yra susijęs per procesą, per bandymą tapti lanksčia, adaptyvia ir gebančia tiek įvertinti savo pažeidžiamumą, tiek jį, sakykime, bandyti stiprinti tą savo stabilumą, adaptyvumą. Ir jeigu apibrėžinėti sampratą, tai aš matyčiau galbūt net 4 kriterijus, kuriais kalbama apie organizacijas.
Tai vienas dalykas tai yra gebėjimas reaguoti į nenumatytus iššūkius ir išlikti stabiliai veikiančią jų metu. Gebėjimas įveikti krizes, atsikurti po jų arba prisitaikyti prie jų. Gebėjimas išeiti iš tų iššūkių su nauja kokybė sustiprėjus. Ir aišku, prevencijos aspektas tai yra gebėjimas numatyti grėsmes, paversti jas galimybėmis ir pasirengti iššūkiam. Tai aš tokią, sakykime, apibrėžti turėčiau, kalbant apie organizacijos atsparumą. Ir labai yra apibrėžimas panašus, kai mes kalbame ir apie asmeninį psichologinį atsparumą, tai yra 3 gebėjimų rinkinys. Tai būtent vienas gebėjimas yra atsilaikyti prieš likimo smūgius, prieš gyvenimo smūgius, prieš kažkokios patirties smūgius. Antras gebėjimas yra atsitiesti, jeigu tie smūgiai mus vis dėlto parmuša ant žemės. Ir trečias gebėjimas eiti į priekį link savo vertybėmis grįstų tikslų, net kai yra sunku. Tai mes galim, klausydami šiandien, ir vis pasimatuoti, kiek yra mūsų gebėjimai išvystyti, atsilaikyti prieš tos smūgius, kurie mūsų laukia. Nėra nei vieno gyvenimo, mėlėjai, nei vieno asmeninio gyvenimo, nei vienos organizacijos gyvenimo, nei įmonės gyvenimo be kažkokių tai krizių, be kažkokių tai rizikų. Nėra, užmirškime šitą dalyką. Kartais žmonės įsidarbina į kažkokią tai vietą, kažkokią tai organizaciją, net valstybinę, galim taip sakyti, ir tiki, kad vos ne visą gyvenimą tenais ramiai savo dirbs ir viskas bus gerai. Tai yra labai klaidingas tikinimas. Tikrai gyvenam labai tokiam laikotarpį, kur, manau, iššūkiai dar tik tai prasideda rimti. Buvo apie 20 metų tokio ramesnio laikotarpio, dabar gali būti 20 metų neramesnio laikotarpio. Tai apie tokį reiškinį kaip mūsų atsparumas reikia kalbėti daug daugiau negu šiuo metu kalbama. Tai atsilaikyti prieš likimo smūgius, atsistoti, kai smūgiai mus vis dėlto parmuša, visus mus parmuš kažkoks tai smūgis, visus. Ir tada tiek mums atsistoti ir atsistoti stipresniais, ką labai gerai sako Ilma. Atsistoti ne tais pačiais, bet atsistoti stipresniais ir eiti į priekį, kai sunku. Tai kokie iššūkiai, jeigu vėl grįžtam prie būtent organizacijų, kokie iššūkiai daro įtaką atsparumui? Taip, tai aišku, kiekviena organizacija susiduria su skirtingais iššūkiais. Nėra čia visiems vienodo modelio, bet jeigu taip ieškoti bendrų vardiklių, tai vėlgi įvardinčiau galbūt 2 kategorijas, tai yra išoriniai ir vidiniai. Išoriniai iššūkiai tai turbūt visi tie, apie kuriuos girdim kiekvieną dieną žiniasklaidai, pradedant nuo ekonominių krizių, tai ir pasaulinės recesijos, ir infliacija, ir rinkos svyravimai. Technologiniai pokyčiai ir dirbtinio intelekto plėtra ir automatizacija, ypač darbuotojam ir darbuotojų skaičių veikia. Gamtos ir aplinkos, tai būtų ir klimato kaita, ir pandemijos, ir stichinės nelaimės, jos viskas prie gamtos iššūkių ir aplinkos iššūkių prisiskiria. Iš mano srities tai būtų tie teisiniai, reguliaciniai pokyčiai, tai yra tiek griežtėjančios reguliacinės taisyklės, tiek nauji įstatymai, prie kurių reikia pakankamai operatyviai prisiderinti ir atitikti užtikrinti. Na ir konkurencija, tai yra nauji rinkos dalyviai ar besikeičianti vartotojų elgsena, irgi veikia kiekvieną organizaciją. Tai tos išorinės grėsmės, jos egzistuoja nuolat, jos turi būti stebimos ir vertinamos. O vidinių iššūkių blokė, tai viskas turbūt daug dar individualiau, bet jeigu irgi ieškoti kažkokių bendrų vardiklių, tai sakyčiau, pirmiausia, tai yra organizacijos kultūros problemos, tiek pasipriešinimas pokyčiam, tiek darbuotojų motyvacijos trūkumai, tai viskas susiveda į kultūrą. Lyderystės iššūkiai gali būti tiek silpnas vadovavimas, tiek prasta komunikacija, tiek neaiški įmonės vizija,
kuri irgi veikia atitinkamai organizaciją. Žmogiškųjų išteklių valdymas toksai kaip, sakykime, tiek darbuotojų kaita didėjanti, tiek kompetencijų trūkumai, apie kuriuos mes su Julium nemažai šnekam, ne tik apie specialiasias, bet ir bendrasias kompetencijas, darbuotojų perdegimas. Tai būtent irgi žmogiškųjų išteklių valdymo aspektas, ir finansinės problemos. Ir netvarūs verslo modeliai ir investicijų trūkumai, jie viskas irgi yra iš tų pačių iššūkių kategorijų. O jeigu žiūrėti tyrimus, tai tyrimų yra labai daug ir kiekvienais metais rinkoje darome ir apklausos vykdomos apie verslo grėsmes. Ir, sakykime, Alliance rizikų barometras darytas pernai metų, jisai labai įdomią vieną riziką išskiria. Antroje vietoje visam pasaulyje įvardyjama kaip verslo veiklos nutraukimas. Angliškai tai yra business interruption vadinasi. Ir ta rizika, tai jinai paprastai kyla tiek dėl tiekimo grandinės problemų, tiek dėl gamybos trikdžių arba netgi ekstremalių oro sąlygų. Tai, kas paveikia organizacijos veiklą taip, kad ji nebegali tiekti produktų arba gamintis kažkokius savo kasdienės veiklos palaikyti, tas sutrikimas jisai paveikia ekonominę būklę ir kartais lemia irgi, sakykime, ne tik tai nuostolius, bet ir netgi kartais žlugimus. Ir tas gebėjimas, jeigu vėlgi grįžtant prie atsparumo temos ir tas gebėjimas prisitaikyti tiek prie besikeičiančių sąlygų, tiek greitai reaguoti iššūkius, ar net išlaikyti veiklos tęstinumą esant toms sudėtingom aplinkybėm, jis reikalauja šiuo atveju iš vadovų būtent strateginių valdymų sprendimų. Čia jau kasdieniai sprendimai nelabai padeda, reikia žiūrėti šitą situaciją strategiškai ir jom ruoštis. Mhm. Vėliau. Mes grįžime vėl prie organizacijų, bet aš noriu padėkoti komentaro autoriai, greičiausiai autoriai yra, ir pakviesti parašyti mūsų dalyvius, su kokiais iššūkiais, psichologiniais ir kitais organizaciniais jūs susidurėte asmeniniam gyvenime ir savo veikloje, ar būdami darbuotojai, ar būdami įvairios grandies vadovai, bet kokiam, arba savo šeimose, arba savo giminėse ir užduot klausimus. Ir mes galėsim atsakyti gal į kažkokius klausimus, kaip pritaikyti savo psichologinį atsparumą, jeigu asmeniniam gyvenime, arba būtent įjungti organizacinį atsparumą veikloje. Ir aš primenu, kad vasario 12 dieną mes su Ilma planuojam mokymus, praktinius mokymus gyvai. Jie būtent bus gyvai, kuriuose kiekvienas dalyvis galės daryti savo asmeninį atsparumo modelį, psichologinį atsparumo modelį įvairiais pjūviais, galima sakyti, įsivardinti savo rizikas ir susikurti problemų sprendimo mechanizmus ir sprendimų priimimo mechanizmus net, ir tas bus viskas daroma labai labai praktiškai ir naudingai. Tai jeigu kas nors norėtų, gali dalyvauti, o Žmogaus instituto prenumeratoriams yra ypatingos sąlygos. Tai tada vėl laukiam klausimų, laukiam jūsų komentarų ir vėl grįžtam prie tada organizacijų. Ir aš noriu dar apie 2 terminus priminti. Vienas terminas yra problemų sprendimai, o kitas terminas yra sprendimų priėmimai. Ir Ilma būtent šnekėjo apie sprendimų priėmimus ir mums visiems tenka priimti sprendimus. Per dieną 10 kartų mes priėmam sprendimus kažkokius tai. Bet Ilma turėjo galvoje strateginius sprendimus būtent įmonėse. Tai Ilma, kokie gali būti strateginiai sprendimai organizacijose, įmonėse, kurie veikia mūsų gyvenimą, nes ir tu dirbi įmonėje, ir aš dirbu įmonėse, ir visi klausantis mūsų irgi greičiausiai dirba kažkur tai kažkokioj organizacijoje, tai nuo kokių strateginių sprendimų mes priklausom ir mūsų gyvenimas priklausom. Na, jeigu taip žiūrėti, pirmiausia, tai aš vis tik
nu, negalime išvengti to